iškilūs žmonės, jie kalba apie didingus iškilius dalykus, apie globalinės problemas. Vidutiniokai kalba apie kitus žmonės. Na, o prasčiokai kalba dažniausiai apie save. Tai iš mano poezijos jūs suprasit, apie ką šiandien kalbu. Lakštingala. Šeštadienį teko girdėti gegutę kukuojant, kai pašėlus dalino įklausantiems metus. Vis apsičiupinėdavo kišenę, ar vietoje tie keli banknotai, kur turėtų pakakti visiems iškupuotiems metams. Vos spėdavo atitraukti ranką svarbesniems dalykams, kaip antai pasikasyti kuprą, pagrumuoti nykštukiniam šunėkui, prisidengti nuo saulės akis ir iš nuostabos lūpas, kaip ta nelemta infliacijos išradėja, neužkimdama imdavo tratint savo dviskiemenę giesmę. Mydo, mydo, mydo. Taip tęsiasi visą dieną. Rankos pavargo, nuolatinio apsičiupinėjimo užsimaniau mergos, o anapus įlankos iki pat ankstyvųjų sutemų skaičiavo priešo tankus išprotėjęs berniukas. Metamorfozė. Kai buvau mažas, manydavau, kad kupriai yra užsimaskavę angelai, nevykusiai slepianti savo sparnus. Kai buvau mažas, buvau nulipdęs sniego bobą, tokią gražią, kad net patyriau Pygmalijono meilę. Kai buvau mažas, naiviai pasitikėjau visų pasauliu. Užtat jis negazdindavo manęs nei tamsa, nei nežinomybė. Kai buvau mažas, netikėjau Dievu. O dabar nebežinau, ar aš saugau, ar įtikėjau. Gyvoji vasara. Vienas lietuvių poetas bandė įteikti Lietuvos skaitytojams, kad mirti reikia rudenį. Sutikčiau su juo, jeigu būčiau poetas arba ruduo, bet mano vienomis teka pavasarinė klevusula. Mano akių mėlis atkartoja giedro dangaus gylį, o pasišiaušusi žilė kamuolinius debesis, pranašaujančius gerus orus bei masinį sijonų trumpėjimą. Mirti reikia vasarą, kai gimtinė Sauliaus šastiliumi nuvėjama it leisgyvis nususęs katinas, kurio bodis ir senas, ir jaunas, staiga įtikėja savo sielų nemirtingumu. O tas pasitikėjimą keliantis škats dar sutvirtinamas nesuvokiam visada. Mirti reikia vasarą, kai kaulėtoje atrodo menkutė, pasiklydusi išvešėjusiame gamtos gaivalė, tik mažas piplys milžiniškame prekybos centre. Mirti reikia vasarą, kai žemė lengva ir gėlės pigios. Pratęsiant paukščių temą. Ornitologinė vienatvė. Dienomis zylių konvejeris, atidžiai prižiūrimas brigadininko Kukučio, darniai veikia mano balkone. Gėlių lovy padartos saulėgrąžos, palikę geltonuosius graižus, atranda ramybę geltonpilvių zylių mikrovisatuose. Retai čia pasirodo tylusis strazdas giesmininkas per šalčius taupo balso stygas, o gal likęs vienas tiesiog stumia liūdnas našlio dienas ir juodesnės už juodąją meletą naktis. Naktimis balkone tylu. Net girtuoklis kaimynas, pagarbiai besisveikinantis su manim, "Dzień dobry, pane", nutyla įveiktas degtinės ir savo kantriosios pačiutės. Ak viešpatė, matyt, per mažai iš gyvenime gėriau ugninio vandens, nes neturiu, kas mane vakaro pamuštruotų ir šalta kažkaip viduje, neramu. Taip noris tikėti, kad naktim pabundu egzistencinio nerimo purtomas, nors save sunkiausia atgauti ir seno draugužę prostatą. 1000 veidų moteris. Mano 1000 veidų moteris yra ne mano, kiek į bet simatuotų mano 1000 kaukių, panardindama lūpas į juodą kavą, skalaujančią jos lygius gražius dantis, į kavą, siejančią mus tartum tą pati kraujo grupę. 1000 mano žodžių nuskęsta vienintelė jos tylėjimo bedugnėje. Juodas vakaras, šalta banga veržiasi pro langus, apgaulingas saugumo pojūtis senka, tarytum nesibaigiantis žodžių šovinį. Mano 1000 veidų moteris yra miražas, nepasiekiamos laimės projekcija vienatvės dykumoje, nes Dievui patinka pikti pokštai.
Jis tėra vaikas, kuriam aš sapnuojuosi. Ir toli gražu ne visada kaip malonus personažas. Europos centras pragaro prieangis. Vasarą paskutinį kartą karštai iškvėpė. Taip iškvėpė negraži moteris, patenkinta negražaus vyro, neįtin gražiomis aplinkybėmis. Dangus apsiniaukęs, avietynai parudavę, tvenkiny vieniša plūdurėje vandens lelyje, lygiai nuskustas pievas, juose pikti užrašai, draudžiantis įžengti į privačias valdas. Panašiai turėtų būti rojuje. Ten viešpats su šventaisiais žaidžia golfą, gi angelai paslaugiai nešioja golfo lazdas ir baltas vėliavas, žyminčias šventųjų pralaimėjimus. Dabartis tai yra ateities repeticija, o landžiojimas po krūmus, ieškant išmestų iš golfo rojaus kamuoliukų, išmargintų keistais užrašais ir tolimų kraštų atvaizdais, amžinų klejonių pragaro ratais pasiruošimas. Nejaučiu nei nuoskaidos, nei grėsmės, galvoju apie ateitį, kurioje nebebus manęs, bet mano vaikai smagiai ridens golfo kamuoliukus, nei margučius Velykų rytą, ir man nusišvilpt ant amžinojo gyvenimo, kurį pardaviau Kristui už 25 pasidabruotus Lietuvos krepšininkų medalikėlius. Katės medžioklė. Šiandien mano pečius nutupė buožės. Tapsmas įvyko. Nuo šiol esu karvedys. Mano rūstus, bet teisingas žvilgsnis bėgioja aplink, nurausta nestatutinis šermukšnis, bažnyčios šventoriui pašiurpsta eilinė katė. Ir aš apsidžiaugiau, kaip apsidžiaugė pamatęs kiškių medėjas. Mintis ėmė žygiuoti ir rikiuoti po 3. Nežudyk. Jei ne aš ją, tai ji mane. Plėšrūnė nuožmi. Nežudyk. Ne vieta velnio padarui Dievo namuos, paklaikus kokia. Nežudyk. Kodėl ji nesprunga? Pasiūtus galbūt? Tada ji pabėgo. Nuliūdau šiek tiek, nes praleidau linksmybę. Trumpam. Paėjęs šalin, išsitraukiau pakelį, skaitau. Rūkymas žudo. Laisvai. Ei, katyt, gal kada kartu parūkykim? Prieš skaitydama šitą eilėraštį norėčiau Juliui pasakyti ačiū, nes jau mes jį sutapatinom su jaustuku ak. Na ir pradėsiu. Medinės svajonės. Ak, kaip norėčiau būti pakelės uosiu. Kaip norėčiau, kad į mane karstytųsi berniūkščiai, pažiūrėti, ar įlysų spalvos vieškelių netidulka nedidukas autobusas, atgabenantis tuziną bobučių baltomis karelėmis po sekmadienio mišių. Tiesčiau šakas dangopį, šlamėdamas plunksniškais lapais, būtų paukščiams užuovėje, o senam pijokėliui navėsis. Žiemas tirksočiau samanų skrebučiais pasidabinės, godas neskubrės gododamas, kol pavasarį neprabudintų vieversio giesmė. Ak, kaip norėčiau būti stuomeningų uosių, bet man gera būti ir neobliuotų lentų sieną, kol tu esi mano gyvenime. Vakaras vertas eilėraščio. Jau norėjau parašyti apie tai, kaip antrą kartą teko sėsti prie stalo, ant kurio išraižytas mano vardas, bet tada eilėraštis nebus vertas vakaro. Juk ko vertė prašinėjimai, nutikimai įdomu vien man. Todėl rašau apie prasojusį Rieslingo butelį, komišką padavėją, neskiriantį Sauvignon Blanc nuo Chenin Blanc, bet labai besistengiantį įtikti mano žaviai kompanionei, valiukiškai besišypsančiai iš mudviejų pokalbio ir smalsiai laukiančiai atonos bus. Man vis nuvarant jauną entuziastą 3 minutėms nuo apvalijos staliuko, tinkančio spiritizmo seansui, tik šį kartą tapusi jaukių plotelių savame kampe, kur sugyveno sūriai ir bruknių džemas, vynas ir kava, pokalbė apie vaikus ir bendrą praeitį, kurios nebuvo. Bet liks šis eilėraštis, o jo buvimas amžinas. Ir pabaigai, kad šiek tiek mažorinę gaidą norėčiau užbaigti šio vakaro savo pasirodymus. Nors gimęs esu Vilniuje ir čia dalį mokslų baigęs, bet visada laikiau save kaimo vaiku ir man provincija visada išliks brangi, tai jau toks vaizdelis iš provincijos. Veronika atvira širdį Simutei.
Taip sopa širdį, kad net kaukti noris. Ir kuo Jozukas vėl pas tą lachudrą bėgo. Įpilksimut mano Mareto dar šlakelį, kad skausmas nors per plaukas mažėtų. Atsimenisimut, kai pernai žiemą aš užsimiršus į užtvanką jau skandintis. Kaip tik tada mane Jozukas pastebėjo, neleido net prieit prie ketėjas, grumojo. Esą visą žuvis jam pabaidysiu, esą netam jis rytą anksto atsikėlė, kad paikos bobos žiemą tą kamintų, kur jo relaksas eketė šventovė. Ak, koks man didis jis tada atrodė, ne taip kaip šiandien, vėl jisai pasjadzė, o paleistuvė tą be skrupulų ir gėdos kaip spenį nesakysiu tau kažindą. Vaididis viešpatė su viešpatukais savo, visi tie vyrai gyvuliai vienodi, įpilksimut ir eina viskas skradžiai. Gal tu žinai, kas turi Kamasutrą? Ačiū.